Sveiki, vėžiukai! Šiandieną kalbame apie jūsų mėnesį, kas jūsų laukia rugpjūtį, kaip jūs veiks užtemimas, kuris bus 12 ir 28 dienomis. Taigi, pirmiausia, noriu pasakyti, kad taip, jūs esat labai jautrus, todėl turėsite labai didelę užtemimo įtaką. Taip, kad labai dėmesingai visą laidą perklausykite, kad suprastumėt, kur galima pasikišti pagalvę. Kurioje vietoje, kur būsit stiprus, kur silpni ir taip toliau. Ir dabar labai prašau prenumeruoti ir būtinai skambaliuką paspauskit skambaliuką, nes man vakar iš Lietuvos svečiai klausė, sako, mes prenumeruojam jūsų kanalą, bet mums vis tiek nemeta. Tai matyt, kad skambaliukas neužprenumeruotas, tai nepaspaustas, tai matytas, kai užprenumeratą yra tas skambaliukas, tada ir meta tada tos įrašus. Tai va šitą irgi neužmirškite. Ir būtinai parašykite šį kartą į komentarus, kaip jums ten naujas tas laidos planas, nes aš matau dabar plečiu, nes kažkaip tai nepasiteisino tie savaitiniai horoskopai. Tai noriu tikrai padaryti kažką labai tokio, tikrai gerą, rimtą prognozę, kad bet kada mėnesį atsisukat ir pasiklausote. Tai va. Na, dar kartą pabrėžiu, vėžiukam natūralu, kad užtemimų periodas yra gana sudėtingas. Todėl jūsų mėnesio iššūkis yra, kartais didžiausia pergalė yra nekovoti, o laiku pasitraukti ar pakeisti kryptį. Tai vat šitą tokį šūkį turėkit šį mėnesį omenyje. Dabar, jeigu reikėtų keliais žodžiais apibūdinti, kaip jums seksis šį mėnesį, tai būtų tikriausia, kad gyvenimas tikrins jūsų kantrybę. Bet kartu gali atsiverti duris, apie kurias net negalvojote, kad jos egzistuoja. Kaip žmogus sako, užsiveria duris, atsidaro langas, tai va, pradeda pildytis kažkokios tai jūsų svajonės, bet man labiausiai patinka ta mintis, kad jum atsivers duris, apie kurias jūs net neįtarėte, kad jos egzistuoja. Va taip aš išvarčiau visą šitą. Tai nelengvas mėnuo vis tiek. Ir pakankamai su Saturnu bus reiškia įtemptas aspektas jūsų Saulei. Ir jums kaip vėžiukam jūs nelabai mėgstat atsakomybės, tai vat būtent Saturnas reikalaus kuo daugiau atsakomybės, pareigos ir sistemos. Iš tikrųjų, tai gali pasireikšti labai dideliu krūviu, tokiu nepakeliamu darbe arba atmosfera kažkokia nepakeliama darbe. Bet aš manau, čia bus ne su emocijom susiję, o grinai su fiziniu normaliu darbo krūviu. Ir nesvarbu, ar jūs kasat griovius, turite iškest kažkiek, ar jūs sėdit prie rašomo stalo. Kitas labai jautrus momentas yra šeimoje, kad gali taip tekti, kad jūs galite tos rūpesčius biškį sureikšminti, vietoj to, kad atsitoltumėte ir pažiūrėtumėte iš šono. Todėl ypatingai, kurie jau senai santuokoje gyvenate, nepulkite į kraštutinumus. Palaukit spalio mėnesio, kai bus labai palanku jums. Tai va. Todėl nesugalvokite daryti permainų. Jums šį mėnesį negalima daryti jokių kardinalių permainų. Tai galite spręsti, eisite į dušo kabiną maudytis ar į vonią pagulėti. Kitų klausimų neturi kilti. Dabar įdomu tai, kad tie visi rūpesčiai jūs privers pažiūrėti į jūsų situaciją tiek šeimoje, tiek darbe kitom šviežiom akimis. Taip jau yra. Ir kadangi Saturnas tai yra visada labai stiprus pamatai. Ir jūs galite pamačiusi, reiškia kaip vėžiukai pamatę tas situacijas, nuspręsti pastiprinti savo pamatus, ar tai darbe, ar tai santykiuose. Nes atsiminkite, Saturnas yra pamatai. Tai va. Ir matosi, kad jeigu emocijas sugebėsit išlaikyti, tai rudenį jau džiaugsitės rezultatais.
Dabar didžiausia klaida būtų viską kontroliuoti, nes tikrai ne viskas nuo jūsų šį mėnesį priklausys. Ir todėl, žinot, kaip sako, norinti Dievas veda, nenorinti tempia, bet vis tiek veda į tą vietą, kurią jau esi vertas užimti. Todėl nereikia sureikšminti situacijų, kai ten viskas stoja, stringa ir nervinėse, kai tu turi suderinti, reiškia, visus planus su kitais, o ten niekas nevyksta. Tai va, arba vyksta labai lėčiau. Tai va, šitą irgi, kuo mažiau skubėsite, tuo daugiau laimėsite šitoj vietoj. Va, šitą irgi reiškia, skubame lėtai šį mėnesį. Labai daug disciplinos reikės darbe. Bendrai visur reikės nepaprastai daug disciplinos, o mes vėžiukų nepriskiriam disciplinos ženklam. Juos tai per didelę discipliną gali varginti ir net vesti į depresiją. Ir gali būti taip, kad, pavyzdžiui, turėjot laisvą grafiką, galit nuo 8 iki 9 pasirodyti darbe, ar ten iki 10, ir staiga jūs turite jau ateiti be 5-8 ir negalite vėluoti. Tai va šitą irgi žinokite, kad ten gali būti įvestos papildomos kažkokios tai disciplinos. Ir vadovai staiga gali jūsų atžvilgių tapti reiklesni. Ne, jie bus visų atžvilgių reiklesni, bet jūs sureaguosite, kiti ne. Aišku, jūs turėsite ir daugiau atsakomybių, pareigų, čia irgi faktas. Ir įdomu tai, kad jūs gali labai skaudinti, įnervinti, netgi į pasiutimą nuvesti, kai kurios darbus, kurių jūs visiškai nenorite atlikti arba jums nepriklauso juos atlikti, būtent visi tie darbai bus deleguoti atlikti jums. Ir manysite, kad tos pastangos, kurias jūs dedate toje veikloje, yra nevertinamos ir taip toliau. Bet čia neskubėkit nusivilti, nes čia ne visai taip. Atsiminkit, kad Saturno įtaka tai nėra čia ir dabar. Atlygis. Atlygis ateina lėtai, nes Šani yra lėtas, Šani yra Saturnas. Reiškia pagal Džiotišą. Indoeuropiečių tradicijoje. Tai Šani yra lėtas atpildas. Žinot, kaip lietuviai sako, karma yra kalė, tai čia apie Šanį. Šanį yra vyras iš tikrųjų, bet taip jau yra. Pas mus Saturnas irgi yra vyras, tiesiog taip skamba moteriškai. Tai va, visais atvejais jūs šį mėnesį dėsit pagrindą rudenio paaukštinimui. O jeigu santykiuose su mylimu žmogum, tai santuokai. Taip, kad nepergyvenkit, viskas ten bus labai gerai. Ir bus aukštesnės pareigos, gal didesnė alga, didesnis pasitikėjimas jumis, daugiau atsakomybių. Taigi tikrai viskas yra labai faina, nereikia nervintis. Dabar ypatingai palanku tiem, kurie dirba valstybės tarnyboje, medicinoje, statybų sektoriuje, kadangi Šanis, Saturnas, taip, administravimas, finansų apskaita ir švietime. Visame tame bus visai neblogai. Tai va, man tiesa viena draugė klausė, sako, ko tu niekada apie švietimą nekalbi? Sakau, kad negali kalbėti apie tai, ko nebėra, nebeegzistuoja. Čia taip. Tai va, tie, kurie dirbate irgi toj srity, kuri beveik jau nebeegzistuoja, tai irgi jums labai seksis. Dabar finansai. Reikia labai daug atsargumo, kaip visiems ženklam. Atsiminkit, užtemėjimo periodas. Tai reiškia sėdite ir saugot save ir savo sofą. Jokių nuostolių didelių horoskopas nerodo, bet visokių nenumatytų išlaidų netikėtų gali būti. Tai va, pinigai didesnė tikimybė, kad bus išleisti kažkokiam tai namų remontui. Čia dažniausiai yra net ne su remontu pačiu susiję, o pavyzdžiui, sugedo plytelė, sugedo šaldytuvas, sugedo skalbenkė ten ar dar kažkas. Tai va, ar tai reikia ratus keisti. Reiškia tokios išlaidos, kur tu negali atidėti, kad tu jeigu net neturi pinigų, privalai eiti pas kaimynką ar tėvus ar vaikus skolintis, nes negali tiesiog taip. Arba sveikatai tiesiog savijautai gerinti.
Sveikatai tarp kitko ir masažėliai priklauso, todėl jeigu jau tikrai nuspręsite, kad jums tuo periodu reikia kokį 10 masažų apsilankyti pas gydytoją, pas masažistą, tikrai priskirkite prie būtinų išlaidų, nes žinokite, sveikatos, net profilaktinės išlaidos yra sveikatai palaikyti. Tai va. Nu ir ką, jeigu noriu pasakyti, planuojate pirkti namą, žemę, ten būstą, ten butą, kažkokią tai, supratot, salą, tai tikrinkite dokumentus ir nepasirašinėkite iki 15 rugpjūčio. Meilė. Ypatingai įtampėlė bus po pirmo užtemimo nuo 14 dienos. Tai va, visur ten, kur yra tarp draugų, tarp mylimųjų, meilužių, vyrų, žmonų, vyrų, gali būti labai didelė įtampa. Pirmiausia, bus labai daug įtarumo. Gali išlysti kažkokie pavydo momentai, pavydo baisaus nuoskaudos senos išlysti. Na, pavyzdžiui, jeigu jūs esat moteris vėžiukė, tai jums paskambina vyro meilužė ir, ką nors sako, tipo, tokio nepadaraus. Tai aš tada visada sakau, jūs turite atsakyti, kad brangioji, jeigu aš dėl kiekvieno tokio skambučio skirčiausi su savo mylimu vyru, mes tiek nebūtume nugyvenę. Tai vat, žinokite, niekada neleiskite žmonėms kištis į jūsų santykius. Ir lygiai taip pat, jeigu jums tenais mėgina paaiškinti, kad jūsų žmona biškutinė eina pas kaimyną, jeigu jūs esat vyras vėžiukas, tai irgi, aš sakiau, labai tikrinkit informaciją, nes ta informacija irgi gali būti tokia feikinė, netikra, o gal lindo prie jos ir nieko negavo, tai vat ir intriga. Tai todėl šitoj vietoj būtent kodėl atkreipiau su tokiais pavyzdžiais. Lygiai tas pats gali būti darbe. Ateina geranoris ir sako ant tavęs, tai Marytė Petras pasakė tą ir tą. Tada tu susinervini ir pasakai, jis pats toks ir taip toliau. Tada Aniena eina ir sako, tu įsivaizduojant, tai jinai taip, jisai taip kalba ant tavęs, taip baisiai. Tai va, nepasiduokite intrigom, kokios agresyvios jos nebūtų. Nes būtent šitas periodas yra, kada labai didelė tikimybė, kai prieš jūs bus panaudotos intrigos. Įdomiausia tai, kad kuo artimesnis santykis su kažkuo, tuo didesnė intrigėlė galima. Tai va. Dabar dar kas yra labai geras ženklas, nemalonus, kad labai puikus metas išspręsti, kas kažkada buvo neišspręsta, nutylėta arba tiesiog užkasta, kaip kačiukas, žinote, kakaliuką užkasa ir nebuvo sprendžiama problema. Tai vat irgi šitą mėnesį yra labai palanku kažką pradėti, spręsti ir, spręsti tai, kas užrūgė, bet būtent jausmų srity, kažkokių konfliktų srity. Čia ne su finansais susiję. Tai va. Dabar vienišiems vėžiukams gali patikti žmogus, kuris pasirodys nelabai dėmesingas, nelabai šiltas, nelabai empatiškas. Bet šitoj vietoj neskubėkite daryti išvadų, nepulkite į glėbę, aišku, nereikia per daug, bet ir neskubėkite. Palaukit mėnesį ir tada matysis, ar jūs apsirikote ar ne. Nes šį mėnesį net su jūsų intuicija gali būti labai daug klaidų, kadangi užtemimai. Šeima ir namai dabar, ką čia tokio jums pasakyta. Tai vis tiek grįžtu prie to, kad tai yra viena stipriausių jūsų rugpjūčio temų. Gali būti labai sprendžiama daug dėl tėvų problemų, dėl vaikų problemų, paveldėjimo, šeimos finansų. Vienu žodžiu, viskas, kas yra susijęs su šeimos reikalais. Neužmirškite, kad jūsų ženklas jau simbolizuoja šeimą. Tai va, ir kai kurie vėžiukai tikrai pradėsite rimtai galvoti apie gyvenamos vietos keitimą. Arba tiesiog rekonstrukciją savo namų. Dabar sveikata, emocijos, energijos stoka, lėtinis nuovargis galima, miegas, nugaros, kaulų problemos, sąnarių jautrumai. Nes Saturnas visada yra sąnariukai, stuburiukai ir visi kaulai. Tai va. Tai viskas, kas su tuo susiję.
Ir nuo 21 dienos energijos padaugėja. Tai nuo 21 dienos jūs atsigaunate ir po biškį ištiesinate nugarą. Vis tiek ir tom dienom, kai jūs pajuntate, kad vėl grįžta energija, gali pasirodyti, kad jūra iki kelio aš vėl darbingas. Nepervertinkite savo jėgas, nes tai gali būti labai klaidinantis pojūtis. Todėl, kai sportuosit ar dirbsit fizinį darbą, vis tiek reikia labai žiūrėti, vengti skubėjimo. Tai va. Dabar jums užtemimo periodas tikrai vienas svarbiausias metų įvykis, nes jis yra labai svarbus, žinok. Pirmiausia, nenoriu pasakyti, kad tikrai blogas, tiesiog jums poveikis yra žiauriai stiprus. Dar kartą pasikartosiu, todėl, kad jūs esat vėžiukai labai labai jautrus. Ir jum jautrumas yra, ir taip jūs mėnulio įtakom esate jautrus, o čia dar užtemimas, 28 mėnulio, reiškia užtemimas. Ir tas užtemimas, sakau, gali spręsti net kažkokias senas konfliktinės situacijas, net apie tai eina kalba. Tai jūs negalvokit, kad užtemimas tik į vienus vartus. Tai todėl nereikia pergyventi. Ir dabar labai svarbu jums, kas gali gero atsitikti. Pabrėžiu, kas gali atsitikti jums gero. Tai yra nauji pajamų šaltiniai, atlyginimo didinimo klausimai į jūsų pusę, didesni pirkiniai, apie kuriuos jinai svajojot. Aš taip įsivaizduoju, jeigu moteris, kaip tuose filmuose rodo, kailinius, gal mašiną vyras nupirks. Arba atvirkščiai. Ir visokie sprendimai dėl investicijų. Arba jūs ten investavot kažkada ir žiūrėk, už tos bitkoinus ateina jau krūva pinigų. Arba bitkoinas pradės augti. Dar nežiūrėjau, jau buvo tokių klausimų, pažiūrėsiu kada. Ir perspėjimas vienintelis, neapsugalvokite priimti čia ir dabar sprendimą. Turite palaukti bent kelias dienas nuo užtemimo ir nuo pasiūlymo. Dabar mėnulio užtemimas, tai dar ir įdomus tuo jums bus, 28 čia diena. Reiškia, kad gali paaiškėti paslaptis, pavyzdžiui, paslaptis, kodėl pas jūs įvyko prieš 120 metų būtent konkretus konfliktas su konkrečiu žmogumi. Išlysti kažkokios ylos iš maišo. Ir todėl visos netikėtos žinios, informacija gali ateiti, taip čia ir dabar tiesiog iš dangaus nukristi. Tai va, ir labai panašu, kad gali būti, kad vėžiukam gali nutrūkti, baigtis tas ilgai trūkęs konfliktas. Ir čia nesvarbu, ar darbe, ar giminiai, ar šeimoje. Ir toliau sėkmingiausios dienos jums. 5-10 rugpjūčio, tai yra puikus metas pokalbiams, dokumentams, trumpoms kelionėms, mokymais ir viską, kas, ką nori, tą darykite. Dabar 18-20 rugpjūčio yra palankus laikas spręsti visus darbinius projektus. Ir galite tuo periodu sulaukti svarbaus pasiūlymo dėl geresnių sąlygų darbe arba geresnio darbo iš principo. Dabar 21-31 stipriausia jūsų mėnesio dalis, kaip suprantat. Ir Marsas suteiks daugiau energijos, todėl puikus metas pradėti remontą, jeigu vis tik remontą, sportuoti, ieškoti darbo, pradėti verslą, aktyviai tvarkyti dokumentus, spręsti senai atidėtus reikalus. Tai va, 1-31 yra rugpjūčio. Visais atvejais turite būti atsargus visame, kur atsargus, kaip leitmotyvas čia visą mėnesiais. Tai yra liūdesiui nepasiduoti, pesimizmui. Nes jums visą mėnesį tas konjakas kvepės blakėmis. Visą mėnesį. Ne blakė konjaku, o konjakas blakėmis. Ir neleiskite savo galvoti, kad niekas nevyksta. Vyksta labai smarkiai. Jums šį mėnesį vyksta labai daug ir povandeninėse srovėse. Todėl viskas vyksta neatvirai, slaptai ir lėtai. Tai va. Ir 14-31 rugpjūčio yra Veneros kvadratas ir konfliktiškumas gali būti dėl pinigų, pavydo, šeimos, skupumo galų gale ir neišsakytų lūkesčių.
12 diena užtemimas, tai mes suprantama, dar kartą, kaip visiems sakau, užsidarom, medituojam, nevalgom, negeriam, skaitom knygas. 28, tai ypatingai būkite atsargus, nes emocijos gali būti stipresnės nei įprastai, nervins viskas, net šuo nuosavas. Dabar kokiem darbam rugpjūtis palankus, tai vėlgi karjeros stiprinimui, ilgalaikiams projektams, nekilnojamo turto reikalams, namų remontams ir dokumentų tvarkymui. Tai vat visa ko. Nu ir, aišku, ko vengti, tai konfliktų, nes tie emociniai dalykai, skolų didinimo negali būti, negalite skolintis dar, jeigu netidavėt visas skolas. Vat skolų atidavimui labai geras metas atsikratyti visą tai, kas jūs slegia, kas ant kupros sėdi daug metų. O dabar kokia didžioji mėnesio galimybė yra? Tai yra, nors atrodo, kad mėnuo stabdo planus, kad viskas ne taip vyksta, kaip sakiau, iš vis durų nėra. Net neįsivaizduojate, kad tos durys yra. Ir staiga iš kažkur netikėtai atsiranda duris ten, kur tu net nežinojai, kad duris gali egzistuoti. Todėl kokia bebūtų savijauta, kokia bebūtų emocija, turite nekreipti dėmesį ir laukti tos lūžio tašką, kai pamatysite, kurioj vietoj materializuojasi jūsų kosminės duris. Tai va. Ir tada, aišku, po tokio sąstingio pajusite daugiau energijos, lengvumo, iniciatyvos daugiau imsitės ir džiaugsitės savo gyvenimu. Ir taip, vėžiukai labai mėgsta apsaugoti aplinkinius. Dulkytę šluostyti nuo aplinkinių, ten saugoti nuo nuosavio šešėlių ir taip toliau. Tačiau mes turim žinoti, kad aš mėgstu taip sakyti, žinot, tuose bendruose įrašuose, kad žiūrim savęs, pradedam prižiūrėti save, rūpintis tik savimi, o po to jau artimaisiais. Nes žinote, kaip yra toks posakis, kad kelias į pragarą gerais noras grįstas. Aš noriu jam gero, aš noriu padėti. Pradėkit nuo savęs, padėkit sau, norėkit sau gero. Tai va čia yra didžioji tikriausia tokia kvintesencija visos tos jūsų mėnesio prognozės. Pradedam nuo savęs. Pradedam mylėti save ir padėti tik sau. Viskas. Tiek žinių, neužmirškite mūsų palaikyti. Iki kito karto. Ate.